Sveiki, aš esu advokatas Marijus Velička. Šiandien su jumis noriu pasidžiaugti dar viena puikia žinia, kurią ką tik tai gavau iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos. Jeigu atsimenat, lapkričio mėnesį kreipiausi į Seimo ekonomikos komitetą ir paprašiau suteikti man galimybę paaiškinti tą problematiką, su kuria susiduria visi Lietuvos buitiniai vartotojai, mažos ir labai mažos įmonės. Tai yra, kad nesąžiningi elektros energijos tiekėjai reikalauja nepagristų, nesąmoningų sutarčių nutraukimo, keitimo, rezervacijos ar kitokių mokesčių už tai, kad šitie specialūs subjektai nusitraukė sutartis arba pasikeitė elektros energijos tiekėją. Seimo nariai suprato, išgirdo, įsigilino į tai, ką aš jiems sakiau ir išsikvietė energetikos ministeriją ir vertą valstybinę energetikos reguliavimo tarybą, sakydami, kad ponai, štai yra priimtas įstatymas ir jūs nesugebate užtikrinti, kad privatus subjektai, tokie kaip Enefitas ir Elektrumas, šį įstatymą vykdytų tinkamai. Energetikos ministerija dėja, bet ar dėl nekompetencijos, ar dėl kažkokių kitokių priežasčių, užėmė poziciją, kad galbūt čia viskas yra gerai, mes šiuo metu nežinome, ar jūs tinkamai aiškina tą įstatymą, mes kreipsimės į Europos komisijos energetikos generalinį direktoratą. Na, tai yra Europos komisijoje esanti institucija, kuri yra atsakinga bendrai už visą energetikos politiką visoje Europos Sąjungoje. Na ir jie suformulavo tokius klausimus, ar sutarties nutraukimo mokesčiai galimi taikyti, ar sutarties nutraukimo mokestis ir pakeitimo mokestis yra vienas ir tas pats. Ir štai jie gavo atsakymą, kurio tikėjosi tikrai kitokio. Šiame atsakyme, energetikos generalinio direktorato atsakyme yra labai aiškiai pasakyta, kad direktyva būtent ir užtikrina, kad mažos ir labai mažos įmonės bei būtiniai vartotojai iš jų draudžiama reikalauti bet kokio pobūdžio sutarties nutraukimo keitimo mokesčio. Ar tas mokestis vadintųsi rezervacijos mokestis, ar jisai vadintųsi sutarties nutraukimo mokestis, ar vadintųsi sutarties pakeitimo mokestis, ar netgi nuolaidas, kurias prašo grąžinti kai kurie elektros energijos tiekėjai. Ir čia yra ypatingai svarbu Igničiui, nes būtent Ignitis buvo pasirinkęs šitą taktiką, kad jisai reikalavo nuolaidų grąžinimo, nesutarties nutraukimo mokesčių. Todėl mes prie to prieisim. Ignitis gali būti, kad yra labai daug išreikalavęs neteisėtai ir nepagristai iš mūsų Lietuvos Respublikos piliečių ir būtinių vartotojų tų nuolaidų grąžinimų, nors neturėjo teisės to daryti. Taigi šitas dokumentas, kurį dabar jau pateikė ekonomikos komitetui Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, uždėjo riebų tašką ant tokio vieno i, kuriame dabar labai aiškiai yra pasakyta, ponai, jūs viską darėte blogai, jūsų aiškinimas buvo netinkamas, jūs teisės aktą taikėte netinkamai. Na, reikia šito vietoje pasakyti, kad šiek tiek nuvilia tai, kad mūsų energetikos ministerija ir vertas, tai yra tos įstaigos, kuriuose turėtų būti patys šviesiausi protai, ar ne, patys teisingiausi valstybės tarnautojai iš tikrųjų šiuo metu tarnavo ne žmonėms, o tarnavo elektros energijos tiekėjams ir darė viską, kad tik tai jiems pavyktų išvengti ir jie ir toliau galėtų nepagristai ir neteisėtai reikalauti šitų mokesčių iš būtinių vartotojų mažų ir labai mažų įmonių. Taigi šis dokumentas jau yra pateiktas, dabar vertas, kuris yra įstaiga po energetikos ministerija, turės pateikti savo paaiškinimą, kodėl jie per tą laikotarpį netinkamai taikė ir netinkamai aiškino teisės aktus, kiek kartų jie privertė žmonės su savo išaiškinimais, kada jie spręsdavo tariamą tą ginčą, kuris būdavo kilęs tarp elektros energijos tiekėjo ir asmens ir sakydavo žmogui, kad viskas yra gerai, kad teisėtai ir pagristai iš jūsų reikalauja šitų neteisybų. Kaip jie keis šitą sistemą? Kaip dabar jie bus priversti išreikalauti iš elektros energijos tiekėjų neteisėtai gautas lėšas, nepagristai gautas lėšas, kurios buvo gautos su jų pagalba. Tai šiuo metu mes šitą klausimą keliame, ruošiamės rimtai diskusijai su jais, tačiau vieną tik tai galiu pasakyti. Čia yra labai riebus taškas ir šitas chaosas po truputį ateina į pabaigą. Mes sugrąžinsime, aš bent asmeniškai užsiimsiu to, kad jums kiekvienam, kuris yra nepagristai ir iš jūsų neteisėtai yra išreikalauti šitie pinigai, kad visi šitie pinigai jums būtų gražinti. Dargi vertinsim galimybę, galbūt yra galimybė išsiieškoti neturtinę žalą už visus šitus išgyvenimus ir šitą marazmą, kurį mums visiems teko patirti. Taigi viskas po truputį dėliojasi į savo vietas. Raštai iš energetikos iš ekonomikos komitetui pateikti iš Europos komisijos generalinio direktorato labai aiškiai suponuoja ES politiką ir labai aiškiai pasako, kad mūsų įstatymuose teisingai yra nurodytos išimtis. Tik tai dėja, bet mūsų institucijos ir jų atstovai bei jų vadovai nesugeba tinkamai to įstatymo perskaityti ir nesugeba tinkamai užtikrinti, kad elektros energijos tiekėjai sąžiningai juo naudotųsi. Todėl aš manau, kad mes po truputį artėjom link to finalo, kada mes tikrai susigrąžinsime visus mokėtus pinigus, nusitrauksim visas šitas bylas, kurios dabar yra pradėtos, visiems bus atlyginti visi patirti nuostoliai, pasikalbėsim apie neturtinę žalą
ir galbūt pasikalbėsim apie asmeninę atsakomybę tų asmenų, kurie turėjo užtikrinti, kad viso šito nebūtų.